Sveiki, aš esu depresijos įsikūnijimas ir čia mano draugas Mindaugas. Labas, aš esu Mindaugas ir man šiandien bernukas padės. Nu Mindė, ką žinai apie Žemės dieną? Žemės diena, o kas tai? Žemė tai mūsų namai, tai trečia planeta nuo Saulės. Tik joje yra tinkamos sąlygos gyvybei. Vanduo, oras ir tinkama temperatūra. Mes visi, žmonės, gyvūnai ir augalai, gyvename šioje planetoje. O kada Žemės diena, Benai? Tarptautinė Žemės diena minima kovo 20 dieną. Tai simbolinė diena, kai diena ir naktis tampa vienodo ilgio. Kas sugalvojo Žemės dieną? Einšteinas? Žinok, ne. Idėją 1971 metais pasiūlė amerikietis Johnas McConnellis. Jis norėjo atkreipti pasaulio dėmesį į aplinkosaugos problemas ir paskatinti žmonės rūpintis. Oho, tai labai senas. Taip, virš 50 metų ir kasmet jį tampa vis svarbesnė. O tai kaip Lietuvoje? Lietuvoje Žemės diena taip pat minima kovo 20 dieną. Dažnai vyksta renginiai, mokyklos sodina medžius, rengiamos švarinimo akcijos, keliama Žemės vėliava. O apie ką kalbam apie Žemės dieną? Kalbam apie klimato kaitą, miškų saugojimą, šiukšlių perdirbimą ir vandens ir elektros taupymą. O ką mes paprasti žmonės galime padaryti? Galim daug padaryti, pavyzdžiui, rūšiuoti atliekas, saugoti vandenį ir elektrą, sodinti medžius, dalyvauti akcijose ir naudoti mažiau plastiko. Net paprasti darbai maži gali padėti. Taip, jei kiekvienas padarys po vieną mažą darbą, mūsų planeta taps švaresnė ir saugesnė. Saugokim Žemę!